Ketvirta koncentracijos diena. Šią dieną jūs koncentruojatės į kristalus arba akmenis. Galima imti ir smiltelę. Ir jeigu jūs pasirinkote, pavyzdžiui, kažkokį akmenį ir koncentruokitės į jį, jūs savyje įsivaizduojate aplinkui jį kažkokią tai sferą. Tai yra informacijos sfera. Jūs mintimis matote, kaip šioje sferoje atsirado visi reikalingi jums įvykiai. Taip yra įgyvendinimas, valdymas atliekant šią koncentraciją. Antras metodas – 7-ženklių skaičių eilė. 5, 1, 9, 4, 7, 2, 6. 9-ženklių skaičių eilė. 7, 1, 5, 0, 4, 3, 7, 6, 9. Trečias metodas. Turėkite tokį realybės kursą, kuris jums duoda metodus. Metodai turi būti harmoningi. Vienas metodas turi sekti iš antro ir panašu į tai, kaip antras seka pirmą metodą. Eidami gatve, jūs matote, kaip kiekvienas sekantis žingsnis iškyla iš buvusio. Jūs galite atsistoti, kada jūs esate sėdimoje padėtyje, ir jūs matysite, kad kiekvienas judesys gali būti skirtingas. Jis gali išeiti iš ankstesnių veiksmų, o tuo pačiu galim gauti sekančius buvusius veiksmus. Pasaulį gausi taip pat, kaip jis visada buvo nepertraukiamas. Ir jeigu kiekvienas judesys šio pasaulio liesų tik tai jūs kaip viena asmenybė. O kaip jūs įgysite viso pasaulio vientisumą, kurie duoda konkrečius valdymo metodus šiame pasaulyje ir šiam pasauliui, tai jūsų pasaulis bus visur. Ir jūs ateisite prie jo ir jūs paimsite jį rankas. Jūsų rankos bus tuo pasauliu, kurį laiko jūsų pasaulis. Ir jūs matysite, kad liečiate amžiną pasaulį su visais pasauliais, kuris bus vienintelis mums visiems, ir tai bus kolektyvinis pasaulis, kurį jūs pasirinkote ir kurį pasirinko kiekvienas. Sukurkite jį tokį, kad jis būtų idealus visiems ir jums. Individualybė negali būti uždaryta. Jūs turite matyti visų individualybę o jūs vienas visų pasaulyje, kaip ir viename pasaulyje visi.